Bet tai gal ir nereikia, kad mes visi su visais sutartume, žinai. Net gink dievė. Nes, žinai, būna žmonės bando būti visiems geri arba visiems patikti. Nu, taip. Kad neduok dievė, kas nors apie jį blogai nepasakytų. Mhm. Nes kaip čia, nu yra kažkas blogai pasakė. Nu, bet tai neprivalai, kad tu visiems patikti. Nu jo, bet tada kiti apie tave vis tiek tada sakys, kad tu visiems bandai įtikti. Ir tada vėl blogai bus. Nu nebus gerai niekada. Supranti? Tu galvoji, kad visiems įtiksi ir visiems būsi geras, bet tada kiti sakys, nu tas visiems nori įtikti ir visiems geras. Ir nu viskas. Niekada nebus to. O ten, kad kažkam neįtikai, tai čia nėra blogas dalykas. Mes skirtingi esame ir viskas. Tai čia yra žavesys mūsų. Mes esame skirtingi žmonės. Ir kad mes juokiamės iš kitų dalykų, vienas juokiasi iš kitų, kitas nesijuokia iš to, kitam nejuokinga. Tai irgi fantastika, tai kad yra įvairovė. Jeigu nebus įvairovės, viso gero. Nu, tai kas mes... Jeigu mes vieną spalvą eisim, nu žinai kaip, nu, tiesiog faina yra, kad daug spalvų, yra daug skirtingų žmonių. Svarbiausia, kad nekenkti viens kitam ir viskas. Svarbiausia yra, nu, nedaryk to, ko nenori, kad tau darytų. Pagrindinė taisyklė gyvenime. O visą kitą mes galim daryti. Viską gali, ką nori. Sakau, aš vieną kartą žiūriu, moteris eina su vyru ir tas vyras ant tiek tokio blogo humoro, tokius blogus bairius kaldo, o jinai ant tiek nuoširdžiai juokis, kad neįtikėtin. Jai tai faina ir aš džiaugiuosi už juos labai. Ir aš galvoju, kad jo bairiai yra geriausi. Jai tai yra geriausi. Man tai yra pravalas. Bet jai geriausi. Ir viskas. O tai ką, jie neturi teisės taip daryti. Jie turi, taip turi būti. Ir tai yra žavesys, todėl, kad yra laiminga žmonės. Žinai kaip. Ir viskas. Čia žinai kaip. Tas tą mėgsta. Pas mus dabar tai yra jergutėlė. Tas tą mėgsta visiems balai. Pas mus labai balai visi tokie. Dabar visi buvo ir visi kažkur važiavo ir viską žino, kas ką, kaip reikia daryti tą. Visi, sakau, turi gražių striukių, šuniukų. Ir, žinai, kaip mes labai gerai gyvenam. Ne, tiesiog, bet ir visi kritikuoti, ypač atvažiavę į Vilnių, jau visko matė. Oi, ten... Sakoma, kad dabar mes išgyvenam pačius geriausius per visos Lietuvos gyvavimo istoriją laikotarpį metus. Jo, bet mes, žinau, kartais... Niekada taip gerai negyveno Lietuva. Taip, bet kartais mes vienas kitam nemalonus esam. Nu tikrai, kebra, mes galėtume biški, žinai, truputį... Išdidumas? Biški nerodyti, to tokio nesusireikšminti ir nerodyti, žinai kaip. Nu, kartais mums atrodo, kad davė tą gerą gyvenimą, ne, bet mes dar biški gal neverti. Žinai kaip, nu, tiesiog... Per anksti gal. Per anksti, žinai kaip... Per greitis atėjo. Jo, nes visi tu, aš žinai kaip nusakau, kaviniai. Nu, žmogus dirba sunkiai, tas dienos pietus ateina ponė, žinai, sako, čia makaronai. Bet jūs pažiūrėkit šitos makaronus. Čia yra labai blogai išvirti, nes aš esu Italijoje buvus 2 kartus. Ir tai yra ne makaronai. Italijoje. Jie yra visiškai kitokie, jie yra... Jis sako, ponė, bet čia yra azijietiški makaronai. Čia... Nu gerai. Žinai kaip? Nu kam tau, blet, reikia šitą, atsiprašau, bet... Nu kam tau reikia taip daryti? Kam tau reikia rodyti save? Kad tu kažkur buvai, kažką darėjai. Šitą žmogų, kuris yra pavargęs. Sunkus darbas yra. Empatijos daugiau įsėsti kito bliūdą ir pasižiūrėti. Prieš sakant visą laiką įsėsti kito bliūdą. Mes dabar labai susiskaldęs. Žinai kaip, kažkoks buvo toks laikas, kad niekam nieko nebuvo, nu kažkoks ramiai, labai tokie tolerantiški visi buvo, netolerantiški. Dabar toksai, žinai, kai susipažįsti, su kažkuo turi atsakyti klausimus, anketą. Tu už tai? A tu prieš tą? Tu skiepytas? Neskiepytas? Tu už ar ne? Žinai kaip? Maždaug, ar atitinki tu mano sąrašą, kad su tim galėčiau bendrauti? Nu taip, bet todėl, kad visi prisiskaitė interneto labai daug. Internetas yra... Labai visi žino viską, žinai kaip? Ir visi diskutuoja. Visi prie stalo, kiekvienas durnius dabar turi tribūną. Nu turi tribūną ir jisai gali, ne? Žinai kaip? Varyt ant tos Lietuvos, ten, žinai, kad ten jergutė ir gyveni ir varai, visą laiką varai. Žinai ką varyk? Varyk dirbti, varyk savo, kad gerą kažką daryti. Tas varimas nieko neduos. Žinai kaip? Varo dabar visi, žinai kaip. Bet kad gerai gyvenam, tai taip. Mano mama sakė, nu neįtikėtinai. Sako, Giedriau, kad taip gyvensim, niekas negalėjo pagalvoti. Bet yra žmonių, kuriems visada bus blogai. Jiems bus blogai, jie varys visą laiką. Visą šitą, bet paskambins sukčius ir atiduos 30 000 eurų. Labai gerai yra tas frazė. Nevaryk Dievo į medį. Nu nevaryk. Nu, hebra. Žinai kaip. Mokėkime pasidžiaugti. Tuo, ką turime. Smagu, kad pažiūrėti šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme.